Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės. Meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su 4 metų garantija. Geriau nei originalios. autoaibė.lt. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ką? Serija apie BMW toj prasidės. Palaukit sekundę. O dabar aš noriu priminti, kad BMW yra toks automobilis, kuriam irgi reikia gan dažnai, ypač M klasės automobiliams, keisti tepalą. Pasakysiu trumpai. Aš užsisakiau tepalą, užsisakiau filtrą ir viską tai padariau per AutoAibę. Kaip visada, labai paprasta, patogu. Užsisakai, gali užsisakyti pristatymą, o gali kaip aš, jeigu gyveni Vilniuje arba Kaune ar tai parduotuvių, nuvažiuoti į vietą, atsiėmiau, tepaliukas jau garaže, filtriukas jau garaže ir tai reiškia, kad laikas jį keisti. Automobilis yra prie keltuvo. Vakar aš užpyliau visus skysčius, apart tepalą. Šiandien mūsų su jumis užduotis, būtent dabar, pakeisti tepalą greitai, kad užtikrint, kad varikliui nieko nebus. Čia pirmas yra automobilio pakėlimas ant keltuvo. Kaip tik pažiūrėsim, kas pakaboj tenai apačioj. Paskubėjau ir vos nesu automobilio. O aš ką nepadariau? Aš ne visus laikiklius pakišau po mašiną. Jo, toj pažiūrėsim iš apačios, kas pas ją iš apačios sudaužymų. Tikėkime, kad nieko blogo ten nebus, kad viskas tvarkosi, kad niekur nieks nesulaužyta. Taip, ką mes turim iš apačios? Mes turim va tokią va dyką mašiną. Tokią va dyką mašiną. Čia jau kažkas toks visas, kad pabraižyta, įdomu. Nuo ko? Tie pabraižymai, ne būtent pabraižymai, o toks jausmas, kad purvas subraižytas. Taip, vienas iš šitų traukių, jo, aš jau matau, kad ne vairo traukutė kalta, o reikės pakeisti vat šitą va traukutę iš apačios. Kaip matot, matyt gal šoko ant bordiūro, vat kaip atrodo iš kairės pusės, kur buvo daužimas, ir va kaip atrodo lygiai iš dešinės pusės. Tai čia jau asilui aišku, kad ją reikės pakeisti. Kad ją pakeisti, nieko sunkaus, vienas varžtas, 2 varžtai ir viskas. Tiesiog ją reikia užsisakyti prieš suvedimą, kad būtų pakeista. Taip. O iš apačios daugiau tai nieko blogo nematau. Čia viskas savo vietose. Katuliai. Logiška, kad jie čia bus. Ir jiem viskas tvarkoj. Rezonatorius. Legendinis reduktorius, kuris blokuojasi. 4 varomų sistema X-Drive. Priekinis reduktorius net be jokių liuftų. Galės piroklytės, kaip ir viskas tvarkoj, padangykės gyvos. Matyt, žiemą su jais mažai burnautino, arba tiesiog nespėjo. Režimas, viskas. Bet, kad matosi iškart, kad automobilis yra europinis ir būtent iš Lietuvos, Latvijos, Estonijos, tarkim, ten Lenkijos, visur jau pažiūrėkit. Jau va, rudelė kokia nors, kol kas ant varžto. O, M4 jau šakia. Gal čia taip toks žymėjimas. Ir visur purvina. Vat ką norėjau pasakyti, kad purvina. Visur ne juodas plastikas, o toks pilkokas. O iš Amerikos dažniausiai atvažiuoja švari automobilį. Taip, kas čia su tepaliuku? Toj nuimsim šitą. Nebūtinai šitą nuiminėt. Galima tiesiog nuimt tepalo nuleidimui, kaip suprantu. Ir viskas bus, tenai matau, sausa. Pradėsiu nuo to, kad nupilsiu tepalą ir tada jau pastatyti bakelį nuleidimo ir laukti, kol visas tepalas subėgs. O mes tuo tarpu nuleisim biškį automobilį ir žiūrėsim, kur stovi filtras. Viršui turėtų stovėti filtras. Šiaip. Nieko nenoriu sakyti, bet tepaliukas galėtų būti ir biškį ir švaresnis, kaip benzai. O čia juodas ir juodas. Juodas jisai. Ką tu nesakyk, aišku,
jūs pasakysit, kai užkuria automobilį, jis iškart tampa juodas, ne visą laiką. Dėl tepalo filtrų aš jums iškart pasakysiu, kad aišku, kad aš viską užsisakiau iš anksto, laisvesnę dieną tai pakeisti. Iškart sakau, meilės filtrai. Patikimi, geri ir pagal rinkos kainą nėra patys brangiausi. Nebandau taupyti, tiesiog žinau, kad šitie filtrai ir šita marka filtrų, meilės filtrai tikrai nepaves, o įsigyti jos labai paprasta. Visose AutoAibės parduotuvėse. Ir ne tik filtrai, bet ir pakabos elementai pastiprinti, vairo traukės, antgaliai, viskas tai naudoju tik meilę. Nes nieko nelaukiam, leidžiam automobilį, kol teka tepalas. Aš mėgėjęs palaikyti tepalą kuo ilgiau, kad ištekėtų viskas iki paskutinio lašo. Kai viskas ištekės, tuo tarpu mes pakeisim filtriuką. Tai ką, mes nuleidom automobilį ir noriu jums parodyti SPM8 minusą. Kaip minusą, šiaip galėtų padaryti biškį patogiau. Aš jau pakeičiau filtrą, bet filtras, įsivaizduokit, randasi prie priekinio lango, va čia, kur įpilimas. Nepamiršt, kad tepalas neįpiltas. Tai pamiršiu, va taip. Bakelis aušinimo, bet turbino aušinimo, man atrodo, dar interkulerio čia. Ir va tenai, va, matosi. Tai va. Ir aš dabar imsiu ir ieškosiu šito varžto, nes nukrito į apačią. Va, toks aš kreivarankis. Bet tepaliukas pakeistas, dan galima kurt, be jokių abejonių. Aušinimas yra, tepalai pakeisti, to įpilsiu. Aš ramus, kad variklis neužkals, kol aš neišvažiuosiu iš Grasnižo. Nes nežinojau, kiek išbėgo tepalo iš po avarijos. Galbūt ant kiek senas, gal kokių drožlių, dar kažką. Viskas sužiūrėjau, viskas labai gerai ir pilu naują tepaliuką. Ką, dabar manau pats svarbiausias momentas – užkūrimas šitos legendos. Kaip, jinai kol kas jauna legenda, bet jinai bus legenda. Pakeičiau tepalus, kaip matėt, įpiliau tepalą, viską supiliau. Pačioj pradžioje įpiliau, parodyta, kad telpa 7, įpiliau 6,5, pašildysim, pažiūrėsim niekur ar varva ar nevarva. Jeigu niekur nevarva, pašildysiu, patikrinsiu per ekraną lygį, jeigu viskas tvarkoja, jeigu ką dapilsiu. Užkūriau aš automobilį, garsų kažkokių baisių nėra, nei kalena, nei ką. Jūs nematot, bet aš dabar bandysiu rasti, kur tepalas turi pašilti. Varikliukas. Noriu kažkur pamatyti, kur yra automobilio gyvi parametrai, kad pamatyti temperatūrą. Nes pas mane čia pusė ekrano šiuo metu neveikia, aš esu išardęs, daug klaidų, kur neprijungęs, tai yra didelė tikimybė, dėl ko jis ir neveikia. Jeigu kažkas būtų blogai, yra didelė tikimybė, kad jau užgestų. Tai čia negalvokit, čia jinai labai seniai stovėjo, nedūmina, nors dūmai įdomus. Jo, šyla. Viskas, kas man liko kol kas padaryti, kol laukiu detalių, tai sutvarkyti sekančiam etapę elektrą laidus, va tokius va, čia parko, po to ten dar yra laidai, va kaba, kur čia va. Kad atvykstant detaliam, aš iškart viską galėčiau surinkinėti. Ir kažkodėl neveikia šiuo metu ekranas. Neveikia ekraną, kol jis išvis nereaguoja. Toks jausmas, kad maitinimo neturi. Žiūrėsim, skambinsim elektrikam, išsiaiškinsim. Bet automobilis jau dirba. Įdomu, koks garsas. Vat, iš čia tiesiai.
Tai ką, sveikinu visus su pirmu užkūrimu. O aš einu toliau krapštytis prie elektros. Sekantis kadras praėjo 3-4 dienos. Aš jums pasakysiu, negalvojau, kad tai bus sunku ir visą laiką su laiku problemos. Norisi parodyti jums ko daugiau, bet su detalių pristatymu yra vėlavimų. Užsisakai iš skirtingų vietų. Tai pirmos detalės, matot, išpakuotos. Fiksuojam, kas atvyko. Surinkinėt negaliu pradėti, nes ne visų detalių yra. Jau virš savaitės laukiu vis kažkokie užlaikymai. Šoviniai atkeliavo, tokie šoviniukai, jie visiškai nauji, jie nenaudoti. Laikikliai, čia apatinio radiko laikiklis, kaip matot, jis pas mus buvo sulaužytas ir jis yra naujas, originalus, su BMW ženkliukais, kaip priklauso. Bet patikėtumėt tikrai, tai BMW, kur? Fokusuok. BMW. Taip. Signalas. Taip, jūs pasakysit, o tai Rolandai, o kam? Lygtis tu nuiminėjai. Kas buvo sulaužyta ir aš ilgą laiką negalėjau suprasti, dėl ko. Iš kur tas dalykas, iš kur šitas konektorius. Kol neišardžiau balkį, nuėmus balkį, tas, kuris buvo daužtas, pamačiau, kad yra sulaužytas būtent pipso jungiklis, tas, fiškutė. Teko užsakyti naują. Ne naują, o gerą dėvietą. Taip, toliau vieno parko mum buvo trūkumas. Parkas atkeliavo. Sakot, Rolandai, taupai. Ne visur aš taupau. Pažiūrėkit, toks geras dalykas kaip šovinys. Jis reikalingas, mašina nauja, jis tikrai reikalingas. Avarijos metu automobilis užgesta ir dingsta pas jį maitinimas. Nėra degimo ir taip toliau. Dėl šitų šovinių tai ir pasidaro. Matot, jis nebuvo nei karto šovęs, jis netvarkytas, lūžta šitoj vietoj plastikas. O pas mus jis atrodo, čia pas mus to šovinio nėra, jis jau perdarytas, kad tik užkurt automobilį. Fiškutė atjungta ir šovinys palaužytas. Matot, čia yra, kai šovinys jau sprogsta, labai lengvai keičiasi. Matot, atsisuka čia ir visas šitas laidukas pasikeičia. Vertas buvo pirkimų ir pinigų ištaškymo. Toliau eina, negalvojau, kad teks pirkt, bet kapoto, kaip čia nesaktis, kapoto saktis, taip vadinamos jos, teisingai. Jie irgi šauna, viduj yra šovinys, matom jį, jis šauna ir po to mes klaidą. 2 nauji, nes pasakė, kad kai šauna, tai šauna 2. Laikiklis lempos kairės pusės irgi visiškai naujas, originalus, tvarkingas. Balkis. Nežinau, ar blogai padariau, kad sutaupiau, ar gerai padariau, kad sutaupiau, ar ne, bet čia reikės tik pašildyti vieną laikikliuką. Viskas. Sutaupyta vos ne 3-gubai. Ir čia apatinis laikiklis dar vienas buferio pastiprinimas ir čia tas autopiloto daviklis stovi. Kol kas tik tiek atkeliavo, todėl surinkinėti automobilį nėra prasmės net pradėti. Bet šiandien mes su jumis pradėsim daryti laidyną. Nežinau, ant kiek gerai aš galiu jį padaryti. Bandysiu lituot. Čia mano pats nemėgstamiausias darbas. Kaip tik naujas blokas atėjo. Atsiprašau, neperspėjau, blokas dar aklųjų zonų. Ir fiškutė į jį. Čia yra nurauti laidai, man reikia juos sulituot gražiai, susukti viską, kad atrodytų kaip originalas. Pradedam. Aš pastatysiu kamerą vienoje vietoje ir jūs matysit, koks kreivarankis daro laidus M3. Ir tai būsiu aš, elektrikas Rolandas. Yra buferis. Ir tarkim, komplevelę, kuri 4,5 tūkstančio eurų kainavo šitai visai mašinai apklijuot, kom jinai padeda naujiem automobiliam. Trumpai, kad būtų biški informacijos. Aš vis tiek ženkliuką nuiminėjau nuo šito buferio. Tai reikia nesulaužyti, nes buferį pardavė mum atskirai. Originalus BMW. Atidedam į šoną. Šiaip ir šitų, man atrodo, net nepardavė šitų laikiklių. Jie atskirai tvirtinasi jo. Matot, tokie gondoniukai tokie. Aš maždaug suprantu, kodėl žmonės, šrotai parduoda be šito visko. Nes kiekvienas tas šudukas kainuoja pinigų. 2 šudukai, ženkliukas ir įdedam. Keliausi naują buferį prieš dažymą. Jau matot, naujam buferį tuščia.
Va, pusė dalyko jau padaryta. Jau į BMW buferį panašus. Gerai, ką aš prisijungiau? Parodyti tokį įdomų dalyką. Ant buferis. Apklijuotas plevelė, matom. Va. Ir va, čia įbrėžimas. Ir čia matot, aš padariau su atsuktuvu. Dar vieną padariau su atsuktuvu. Va. Dar vieną galim pažaisti čia. Kryžiukus, nuliukus. Paimu pašildyt. Pašildau. Patrinu. Jis tiek liko. Bet esmė, kad mes galim... Einam į sparną. Prie sparno kažkaip geriau matėsi. Nežinau, matosi jum ar ne, bet įbrėžimai, kad akivaizdu būtų. Va, įbrėžimai, kuriuos aš padariau ką tik. Įbrėžimai dingsta ant akių. Jie jau, ne tokie. Ne, dingsta pilnai. Apsimoka klijuot automobilį plevelę? Apsimoka. Tai tik tiek norėjau parodyti. O pas mane pats nesmagus darbas. Reikia ardyt ir lituot. Reikia lituot šitą laidyną, ištraukti iš čia kameros. Reikia sulituot viską gražiai. Ir klaidų aš negaliu pridaryti, nes čia asistentai, kurie labai svarbus. Tai vat. Šioj serijai aš dėja negaliu surinkinėti BEMS'o. 2 savaitės, galim sakyti 1,5 savaitės, laukiau detalių, kai jie turėtų atvykti ir jie neatvyksta. Dauguma detalių yra, bet kad surinkinėti toliau nėra kapoto laikiklių, trūksta smulkmenų, dėl kurių aš negaliu pradėti surinkinėti snukio. Ir tai liūdna žinia šitai serijai. Tai manau atidedam ją į sekančią, bet noriu, kad ir jūs suprastumėt, kad dėl detalių visą laiką yra kažkokių sunkumų, užsilaikymų ir taip toliau. Panelė daroma, viskas tvarkoja, atsiuntė daro, detalės važiuoja. Mes sudėjom šiai serijai radikus, užkūrėm, pavažiavom, kaip ir nekaista, viskas tvarkoja, ventiliatoriai suveikia laiku. Šitoj serijai apie BMW sustabdom. Parodysiu jau kitoj serijai, kaip susirinkinėja, kokie sunkumai, ir ant kiek brangiai viskas atsistoja. Dabar aš norėčiau jums parodyti vieną automobilį, kuris buvo pas mus serijose. Buvo vienoj serijai praeitais metais. Baltos spalvos. Dabar ant pauzės. Parašykit komentaruose, kas tai per automobilis. Kas parašė ir atspėjo teisingai. Tai yra Porsche Macan. Ir jūs pasakysit, rolai, jisgi toks pats. Ne, čia kitas Macanas, irgi 15 metai, irgi baltas, irgi su facelifto lempom, full lediniais, irgi baltas, irgi turi GTS ratlankius, čia žieminis komplektas, o yra dar vasarinis komplektas. Skirtumas yra, kad juodos rankenos, juodi ragai. Ir Macan S. Va, juodai, užrašas. Visa kita, hebra, aš nesitikėjau, kad jų ant tiek gali būti vienodų. Retas atvejis, kada pamatysi 1:1 mašiną, viduj juodas salonas, juodos lubos su panorama, šildomos sėdynės gale, viskas tas pats. Va, komplektacija, vairiukas, šildomos sėdynės, va. Aš pats nesitikėjau, kad ant tiek vienodos mašinos. Tik yra
vienas skirtumas. Čia raudonas skydelis pas mane buvo juodas ir čia 193 000 kilometrų yra šitam automobilė. Tai ant 90 000 daugiau negu buvo praeitam. Jūs pasakysit, Rolandai, pasako kažkiek paėmiai. Jeigu aš jums pasakysiu, kad aš jį parduodu už 12 jum, būtent jum, parduodu už 12 000 eurų, ką jūs pasakytumėt? Atvažiuotumėt ir paimtumėt. Va, metai tiecho 12 000 eurų. Praeitas buvo 17,5 per vieną dieną ištaškė. Per 2 ar per vieną dieną greitai labai pas mane jį paėmė, o čia 12 000 eurų. Kažkas čia negerai, taip? O aš jums su jumis pasidalinsiu, kas čia negerai. Viskas labai paprasta. Pas jį karts nuo karto atsiranda kažkokie garsai iš variklio pusės. Dirba kaip ir tvarkingai. Bet garsas įrašomas čia. Jūs girdite, ne? Klausykite. Nežinau, ant kiek jūs girdėjot garsą. Grandinės girdisi, čia normalu, čia V6, čia grandinės pastoviai taip girdisi, čia normalus garsas, bet nedidelis kalenimas. Tik. Tai vat būna, atsiranda, būna dingsta. Aš norėčiau sutvarkyti jį. Kam? Jeigu galima parduoti už 12 000 eurų ir kažkas sutvarkys ir kažkam bus gera mašina. Šitą automobilį man pasiūlė iš pradžių pirkt, o nesutarus kainos aš pasiūliau parduoti komisijos būdu. Už šitą automobilį savininkas nori 12 000 eurų. Į skelbimus dėsiu 12,5. Labai daug sąskaitų, labai daug kišęs pinigų žmogus. Tvarkės ir pavarų dėžė yra visos sąskaitos. 3 kart traukia motorą, nes tai kažkokios žarnelės, tai aušinimo žarnelės. Sutvarkęs belia kaip jis mylėjo šitą automobilį. Nupirkęs netgi. Planuose pas jį buvo ilgai su jo važinėt, nes naujos žieminės padangos, visiškai apynaujos vasarinės su GTS ratlankiais. Tai matosi, kad žmogus investavo nemažai pinigų į jį. Ir taip atsitiko gyvenimas, sako, važinėjau, nieko negirdžiu. Atvažiavau į servisą ir man pasakė, pas tave kalena. Viduj nesigirdi. Važiuoja kaip su paprastu Porsche. Trauka, viskas normaliai. Neįdūmina. Tik minimalus karts nuo karto pašalinis garsas. Pagal mane, čia kapeikus už tokią mašiną. Nes variklio tvarkymas kainuos, kol jis tokioj būklei, 3 000 eurų. 3-4, o parduodamus už 12. Atsistos 16 000 eurų, čia blogiausiu atveju už 16 000 baltas makanas su full LED žibintais, kurie kainuoja kosmosą. Su GTS lypu. Spręst jum, aš šiandien ir užsiimsiu tom, kad jį važiuoju, nuplausiu, nufotografuosiu, įdėsiu į skelbimus, į Instagramus. Mano darbas paprastas, kai mašina atvyksta komisijai, išsaugot automobilį, kad jį nepavogtų, neišrinktų, parduot automobilį. Ko greičiau. Yra daug žmonių, kurie pasitikė ir aš tai įrodysiu, kad šį automobilį parduoti įmanoma tikrai greitai. Manau, jau šitoj serijai jis bus iškeliautas į pardavimą. Man patinka, tokios mašinos man labai stipriai patinka. Tai ką mes ir darom, parodysiu savo kasdieninį gyvenimą. Mes jį važiuojam plaut, fotografuot, įdėt į Instagramus, pardavimo svetainės. Kiekvieną kartą, kai aš atsisėdu į Porsche, iškart aišku, kad tu važiuoji būtent su Porsche automobiliu, nes yra atskiras malonumas su jo važiuoti. Tylus, gražus ir viduj net nesigirdi jokių traškėjimų, nei kalenimų, traukos tikrai automobilis turi. Šiokia tokia komplektacija, taip, nepilna, nieko nesakau, bet ir netuščia. Nepagalvokit, kad aš čia lakstau su ne savo automobiliu, o jau automobiliu su komisija, į komisiją, kurie atidavė. Aš, jeigu kažkas atsitiks, turiu galimybę, jeigu sudaužysiu automobilį, turiu galimybę jį įsigyti. Čia pirmas dalykas. Antras dalykas, savininkas yra perspėtas, kad
nuvažiuoti, nuplaut, aprodyti automobilį, leidžiama. Kaip ir praeitą kartą jau žiūrėjau, Porsche kompakt diskais, negaliu. Garsas gal ir blogas, dabar už vairo skubu aprodyti Makaną. O jeigu tiksliau, tai Makanas jau aprodytas, žmogui patiko, kaina 12 000 eurų sutarta ir viskas, važiuoja ir automobilio savininkas, ir pirkėjas. Tai šiandien aš jį nufotografavau, įdėjau, aprodžiau 2 žmonėm ir va jum rezultatas. Automobilis parduotas. Jūs pasakysit, labai saldi ir gera kaina. Žinokit, gavau gal kokių 10 skambučių ir nieks nenori mokėti, kai su varikliu kažkokios problemos. Čia kaina auksinis viduriukas, kaip aš sakau. Ir greičiau parduot, ir parsidavė greitai, ir nepigiai. Turiuomenį, nėra taip, kad labai jau pigiai. Pigiai yra iki 10 000 už jį mokėti. Svarbu, kad aš padėjau savininkui ir galiu padėti ir jum. Aš ne tik superku automobilius, primenu, bet ir paimu automobilius komiso pagrindu parduoti. Jeigu pas jūs yra automobilis, jūs pats jį pardavinėt nemokat, nenorit, tai parašykit man, arba aš jį atvažiuosiu nupirksiu iškart į supirkimą greitai, arba padėsiu jum jį parduoti. Mes pliusuojam į biudžetą 500 eurų, nes čia yra tokio automobilio pardavimo kaina. Kaina maždaug yra pardavimo nuo 300 ir nuo 5% nuo parduodamos sumos. Viskas priklauso nuo automobilio. Koks tai automobilis, brangus, nebrangus, Porsche, BMW, Audi, Mercedes, nes skirtingus automobilius skirtingai ir parduodi. Kažkokius automobilius parduoti sunkiau, kažkokius lengviau. Bet fiksuotas dažniausiai yra pigesni automobiliai 300 eurų, brangesni 500, 600, viskas priklauso nuo automobilio. Keleivė paėmiau su savim vėl. Tikėkimės, kad keleivė man priduos šiandien biški, ne tai kad laimės, o sėkmės. Ir mes šiandien kažką nupirksim, nes realiai beveik visą savaitę nieko nebuvau pirkęs savo į projektą. Visą laik tai kažkam, tai ant komisinio, o čia jau važiuoju žiūrėti automobilį savo. Ir ne paprastą automobilį, o liaudišką Volkswagen Passat. Tech apžiūra pasibaigė. Pirmas ženklas blogas. Antras ženklas puviekas. Čia irgi blogas ženklas, bet trečias blogas ženklas nėra kainos. Ir nežinau, ar žmogus norės filmuoti. 2 dalykai. Automobilis randas Vilniuje, nesugaišiu daug laiko. Pliusas. Antras dalykas. Tai Volkswagen Passat B6 Airline komplektacija. 2 litrai dizelis automatas. Tai daug pliusų, bet ir nemažai minusų. Pažiūrėsim, kas iš to išeis, kiek pinigų norės žmogus, ar norės iš vis parduoti už mano pasiūlytą sumą. Jeigu visi ženklai sueis, visos žvaigždės danguje sueis, reiškia, mes nupirksim šitą automobilį. Jeigu ne, nieko, žvejosim toliau. Prieš važiuojant mes patikrinom jį su Car Vertical, nes dažniausiai tai darau prieš važiuodamas, kad įsitikint, kad automobilis bus neblogas, kad nebūtų nusukta rida ar nebūtų stipriai daužtas. Tuo tarpu jūs ir galite su mano nuolaidos kodu Rolandas gauti 20% nuolaidos ir patikrint automobilį, kurį važiuosit pirkti arba jau esat įsigiję. Car Verticalas parodo, ar buvo nusukta rida,
ar buvo kažkokių finansinių problemų su ją, taip pat ar buvo jinai daužta ir kaip vyko jos visas gyvenimas per 20 metų, nes važiuojam mes žiūrėt 26 metų Passat. Rida žiūriu neblogai, daužtas jis nebuvo, o rūdyje, kaip savininkas pasakė, rūdyje, nes tai yra Passat. Tai jūsų dėmesį sekantis kadras, kaip aš jau esu įsigijęs tą automobilį. Pažiūrim. Šiandien sėkmė mano pusė, dėl krochos, 100%, dėl šuns, tušinukas mano rankose, pirkimo pardavimo sutartys. O tai reiškia, kad Passatas yra mūsų rankose ir už sekundės aš jums parodysiu. Jūs pasakysit, ar buvo verta, bet rizika yra, nes seniai buvo B6 Passatų, bet tokių iš vis niekada beveik nebuvo. Tai pažiūrėsim, ar įmanoma parduoti ir kiek uždirbti. Taip, iškart pasakysiu, kad žmogus buvo nelabai nusiteikęs filmuoti, tai dėl to nesu nieko nufilmavęs, toli mes nepabėgom, jeigu matot, va tenai va stovi mano Audi A4, o va Passatas. Kaip jums Passatas B6 Passačiukas, jis tokios mėlynos spalvos, B6, 2 litrai dizelis, automatas. Aš retai matau tokių Passatų su tokia komplektacija. Čia ksenonai, big ksenonai, kurie važinėja, jie adaptyvūs. Taip, kaip visada liaudiškai, turi rūdžių, o kažkur leidžia duslintuvas, turi rūdžių visur. O, čia net durys, matot? Vaikšto. Tai koks čia metalas, aišku, kad jis rūdys. Bet keista, kad labai mažai. Apačioj viskas surūdyja, o prie rankenų, dažniausiai prie rankenų pradeda rūdyti. O čia kažkaip, ojej, čia šuo. Čia šuo jau sėdėk, rodau automobilį. Ir žinokit, vat jau daužo. Jau daužo. Alio, palauk, negirdžiu. Dabar. Taip, girdžiu. Žodžiu, sveikas gyvas. Labas. Žodžiu, klausimas dėl Passato. Jis gyvas? Jis parduotas. A jau? Jo. Aš nespėjau pasakyti kainos, bet kaina buvo 6,5. Tai aš tau būčiau pervedęs jau. Nu, pas mane pamatė, yra irgi perikupai žiūri, pamato tie, kurie pasako ir reiškia paimti. Nu, tai nieko čia blogo, matai, aš visiems duodu galimybę, kad visi spėtų, aš net ir pamiršau, kad tu ieškoji kažko su automatu. Bet patikėk, kad čia nėra toks idealas, kaip tu galvoji. Gerai, jeigu ką, rašysiu. Gerai. Все, iki. Skambina visi. Alio. Girdėjai? Jo, girdžiu. Karočią, 10 minučių nefotink ir nedėk gerai. Aš jau jį pardaviau. Eik tu. Bet vienintelis, aš čia nesuprantu aukso šitos mašinos. Būčiau už tas. Все, davai. Supratau, все, iki. Jūs girdit, kas vyksta. Tai vat Passatai su Airline'u reikalingi visiems, kaip pasirodo. 650 eurų automobilis jau parduotas. Nupirkau už 500, derinau kainą dar žemiau, bet nepaėjo varkę. Tai ką čia padarysi, bet jūs patys. Pradėsim nuo to, ką aš čia vaikštau aplinkui. Galim rašyti, va čia žymėt apačioje, kiek jis turi problemų. Ir jūs pasakysit, ar 500 normali kaina už jį, ir ar 6,5 pardavimo yra irgi normali kaina. Nes žmogus, kuris nupirko, jo nematė. Pradedam su nublukusiu kapotu. Kažkas lempais yra sugedę. Buferis Airline'o apačioje va toks va. Sparnas įlenktas, stabdžių diskai. Prašau, durys parūdijusios 8. Čia atšokęs yra Airline'o apdaila. Šuo čia ne minusas. Virvutė, kurį aš net bijau traukti. Jinai atsakinga už bagažinės atidarimą. Gale nėra apdailos. Vairas Airline'o originalus, taip, bet čia turi problemų. Sėdynė su masažais ir šildymais veikia, bet patrinta. Ir nesilpnai, va.
ne pusiau, o elektrinė. Elektra veikia. Sėdam į mašiną, žiūrim čia. Spaudžiu, o net reagavimo nėra. Antipraslydimas – minusas. Lubos – minusas. Žiūrim toliau. Nusileidžiam čia į apačią. Turim problemą, nėra šito selektoriaus. Reikia čia su šaiba žaist, kelnot. Kamera, jinai neatsidaro gale. Bagažiniai stovi kamera po ženkliukų, kur atsidaro ir rodo vaizdą. Neatsidaro. Arba atsidaro ir nėra vaizdo. Kai savininkas sako, kai buvo sausa, vaizdas buvo. Būna, kad šitos durys neatsidaro iš išorės. Kas dar? Muzika groja, 2 raktai Webasto veikia, pliusų pavadinau. Tiek apžiūros nėra. Minusas. Prisegu va dabar va jum baltą lapą. 2 nuotraukos. Prašau, va. Bum, bum. Paspaukite pauzę, paskaitykit, kiek rado bėdų. Daugiausiai su lempom, bet ir pakaba barška. Važiuoja, traukia gerai, bet kažkur kiauras duslintuvas. Ar gerai, kad aš jį pardaviau, ar ne? Ir ar galbūt per pigiai pardaviau, o galbūt per brangiai nupirkau, spręst jum, parašykit komentaruose būtinai. Tokių variantų laukiu kiekvieną dieną, nes man su jais įdomu rizikuot ir tu nežinai, ar tu jį parduosi, ar ne. O, net sublikstė. Mėlėjai mano draugai, taip, čia yra serijos pabaiga, o aš jau filmuoju, jau perku toliau automobilius. Pamatysit sekančioj serijai šitą Batmaną, bet dabar prisijungiau atsisveikinti su jumis. Ačiū labai, kad žiūrėjot šią seriją. Primenu, kad po kiekvienos serijos jūs galite laimėti 100 eurų. Tai reikia tik pasidalinti, kaip žiūrit seriją savo Instagramuose, palikti linką būtent į šitą seriją ir pažymėti mane. Ir po 2 dienų, antradienį vakare, jūs jau galite laimėti to 100 eurų. Tai gero likusio vakaro, geros likusios savaitės, geros naujos savaitės, iki sekančios serijos. Jump in the wave, 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 jump in the wave. With me, following the phone. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės. Meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su 4 metų garantija. Geriau nei originalios. autoaibė.lt